Labas rytas, 6 rytas. Ne kažką. Einam pažiūrėti. Taip gerai miegmaišiai. Omaga. Tom spėja dar pasisiot, kol nelyja. Oje, Marija. Ką padarei tu, atidengiai tą ir palikai. Visą šlaps. Jis laukia, visas uždangal šlaps. Tai šlaps buvo. Uždangal tos tai šlaps buvo. Nuo brato. Tik jis visas baloj dabar. Lietaus privalumai. Mes pasistatėm palapinę po tentu, bet duobėjai. Gerai po tentu. Nėr durnų. Einu atgal į palapinę. Ate, šiandien minima nebus. Babulencija keliasi. Toms pirm šiandien atsikėlė keista. Taip būna. Lietutis lyja. Anta nepralyja. Reikia daryti kavą. Sau prisidėjau arbatos, tai bus mano kava su arbata. Einu pažiūrėti, kas ten taip visą naktį. Nedavė miegoti. Bangos. Kaip jūrai. Gražuolis ežeras. Jau lyja. Kaip tikra jūra. Bangos, gyvybė. Viskas išvirta. Makaronai su ausytėm. Sakė sūrį, košė. Ausys sakė kietus. Ne, tragedija tikrai. Kam tokius gaminti iš viso geriau negaminti. Atsigėriau kavos, kaip sutingau. Tomas išbraukė košę, tai kur man ją dėti. Ir ausys visas sudėjau skanės. Toms nuvarė pažiūrėti vandens, ten kur tipolėtas turėjo ekrans būti, nieko ten neveik, nulaužta. Ta stovyklavietė, jeigu būtų šilts ors, čia pilna jaučių žmonių, bet tiek dar nesamatė, kad būtų pavėsinių padaryta žmonėm. Labai stengiasi Estijoje tikrai tuo klausimu, belia kaip fainai. Ir tualetai, kad dirba daug žmonių, bet tualetinė, aišku, čia nėra, malkų nėra. Tai dabar pradėsim 6 dieną. Rodo, kad nuo pietų bus ir griaustinis, ir liūtis, ir viskas, kas tik gali būti viename. Nu, taip jau matos, kad ten mes vieną pusę važiuos. Ne vieną pusę, mes turim grįžti. Ir rodo, kad nuo jūros atein ciklons matyti. Tai va, nežinau, šiandien judėsim iki vieną miestą, o tą miestą, jeigu kas, gal imsim trobą, nes blemba žiauriai šalta. Oho, kiek pakilęs vanduo. Liūdais plausiu.
nuostabi vieta, tikrai atvykit, aplankykit. Svarbu nelyja ir šilta. Kiek čia šilta, bet kai pavalgiam, sigėriam kavos, pilveliai pilni, tradicijų nelaužam, dar 12 nėra, tai neskubam, po biškutį judėsim. Kylam į kalną ir einam rinktis daiktukų. Paskutiniai patepimai ir į kelią. Mūsų tas maršrutas toks keistas šį kartą. Tiesiog daug minimo, biškį ilgiau stovyklavimo. Mes taip norim šį kartą, ne? Bažnyčia, pilis, krioklis. Pasiruošta. Lietaus sezonui pasiruošta. Viskas, pabaiga. Šios stovyklavietės. Stovyklavietė puikiai. Galima įvertinti kokiais 8 balais. Nes malkų nebuvo. O šitokias gausybės stovyklaviečių dar nesam matę. Nebent ten prie Irbės, žinai, Latvijoje, bet ten visai kitokia stiliaus jos. Ne? Jau nebesuskaičiuojam kelintą dieną, bet jaučiu, kad bus šiandien 6 diena. Skelbiam 6 dieną pradėta. Lai būna vėjas mum į nugarą, o lietus ten, kur mūsų nėra. Nepasakiau, kiek valandų. 12:15. Oho, kiek čia prišiukšlinta. Nu, viskas, judam. Riedam pirmus kilometrus. Kol kas pagal programėlę rodė lietų, bet dabar nėra jo. Tai labai gerai. Nėra ir nereikia jo. Ilgas kelias mūsų laukia, apie 100 km šiandien. Tai nusiteikia rimtai. Jeigu matysim vakare, kad bus blogai, tai imsim kokią traubą. Matėm ten ir visokių, bet tokių maurių, kad čia prims. Apsidairom. Mes biškį nuklydom vakar, turim grįžti maršrutą. Bet labai faina vieta, verta buvo užsukti ją. Oho, koks gražus. Kuo jis čia ypatingas. Tiesiog tiltas su stogu labai žymus Estijoje. Nu. Kaip statė. Vieta atrodo kažkur neaišku, kur toksai tiltas, ne? 2013 pastatyta. Visa istorija, kaip jį čia statė. Žmonės, šeima vainų fotkinta. 26 metrai. Tomas sako, kažkoks keistas, kam jis čia, nes ten sodyba privati ir viskas, gal čia žmonės patys dėl savęs pasistatė. Taip visas uždaryts, kad net tos upės nesinat. Rami ta upė. Nu taip ir galvoju, gal jie čia tikrai daugiau to lietaus, gal nuo Suomijos tos įlankos ateina tie debesis. Nes vakar mačiau visi su šortais, su guminiais, taip kaip prisitaikė, nu dabar, kad ir pas mum lymės, taigi nesimaunam guminių. Mergaitė su suknelė, su guminiais. Ir ką pastebėjau, prie tų kiekvieną vienkiemę belė kiek daug malkų. Visai prištabeliuotų, tai vadinas kūrenas, tuose sodybėlėse, pečius malkytėm ir žiemos gana ilgos ir šaltos, čia būn labiau. Keista, saulė išlindo. Labai gerai. Man jau pradeda patikti ši diena. Kelias labai vaizdingas, vingiuotas ir gana ramus. Viena kita mašina tik pralėkė. Kokios jų paprastos kapinės. Tiesiog kryžiai, nei didelių paminklų, nei gėlių. Stop.
tokių sultyčių. Obuolių yra, aš norėčiau vynuogių. Kepersinių norėčiau. Malūnas prie kelio. Pietų nespėjom išvažiuoti, jau valgom ledus prie bažnyčios. Sakė sėstis ant baltos vietos, kur yra išdžiūvę. Labai nesiartink, čia tos samanos labai šlapios. Jeigu iš dangaus nemaugda, tai iš auros išmaugdys. Oi, čia irgi skans. Vaikiški tokie su berniuku. Irgi, va, Tom paėmiau. Tomo ledai. Vaikė Tom. Tomo ledai. Tos kaimo parduotuvės tokios jaukas, jose visko yra. Ir vinių, ir adato, maistą. Ir nėra skaityk čia didelių miestų. Tai dabar atikverai bus šitas didžiausias miestas. Va čia dar kažkokia yra. Pasižiūrėjau orus, tai debesis atein per visą Estiją žalią su žaibais. Atsargiai, Tomai, gali karvė išbėgti. Karvė gali išbėgti. Kurį laiką minam, jau debesis atein. Šiaip mes ir minam į lietaus pusę. Ir prieš vėjuką. Ir tas vėjas tos debesis atneš link mūsų. Bet nei stotelė, nei stogelė, nieko. Miškas yra už tai didelis. Aha, o jeigu griaustinis į mišką, po eglę nepasislėpsi. Po vienu medžiu negali slėptis miške, tai jau... Kai vers, tai visas vers, ne? Po tiltu gazuojam iki miestelio, mum 50 km lieka. Saulė išlent, tai vadinas dar gerai. Sauga mumis dvasios iš aukštai. Dar negaunam lietaus. Kem 8 mum. Apleistukų, namuliukų. Suprakaitavom, net tie akliai užjuta mūsų smarvę. Pradėjo sukt ratus aplinkui. Tuoj lietutis nuplaus. Tikėkimės, nenuplaus. Oi. 2, 3. Kur tas debesis? Mažas debesiuks. Ir keli lašai jau krenta. Nenoriu lietaus. Jokių būdų lietaus nenoriu. Važiuojam į lietų. Ką tik nugriaudėje. Spėjai, bus linksma čia šiandien. Prognozės laidą šiandien. Jau girdėjau griaustinį. Keli lašai nukrita. Bet kažkur tais kitoj pusėj griaustinis, bet nebetoli. Tuoj būsim išprausti. Lietus per karalių. Liuks. Palaukim, nu tai čia tik viens debesis toks. Tudu. Bažnyčia graži. Ką jie čia tos šulnius visoje Estijoje reklamuoja? Šaltas nuėjo. Maišažmogiai. Tapsime maišo žmonėmis. Šilta, gera, su maišu. Išlyskite ir jūs. Griaustinis baladuojas. Nenoriu lietų. Griaustinis. O mes judam. Sisiuko stopas lyj, bet saulė šviečia ir šiandien vienas pliusas, kad šilta. Kaip tau šiandien, Tomai, diena? Geresnė kol kas nei vakar, nes vakar buvo šalta. Šiandien šilčiau už tai minti.
Tai dar ir niekas, saulė. Bet važiuok, baig nustoja, ką tik. O. Minimas per lietų irgi yra šiokia tokia terapija. Tu tiesiog žiūri į kelią, žiūri į balas, žiūri į mašinas, kad tavęs neaptaškytų dar daugiau. Ir nuo to lietpalčio tu girdi lietaus lašiukų garsą. Taigi buvo nustoję ir vėl pradėjo. Vienas pliusas, kad šilta. Iki mūsų miesto liko 32 kilometrai. Tikiuosi, ten apžiūrėsim gražią pilį ir pavalgysim. Nebesakau, ar pietausim, ar vakarieniausim, nes mūsų mitybos laikas yra susimaišęs. Varom į naują juodulį. Galingą. Belę ką. Ten lyja baisingai ir šaipuoja su griausmu. Mes pasisukom iš visas, bet nesam tokie smarkus. O my God. Aš šiandien taip smarkiai minu, kad pabėgtumėm nuo to lietaus. Iš visų jėgų. Jau tik tais galvoju, kaip greičiau iki to miesto atvažiuoti. O my God. Bet tas lietus mumis myli ir sukratu kažkur pro mum. Mum tik lašiukai kliūna. Ačiū visom šventom dviratininkų jėgom. Man susiknisa bėgių rankenėlė. Reiks prašyti Tomą, kad pažiūrėtų. Pasilieku ant vienai, nebepersijungiu. Bele kaip sunku. Ledukai. Prausiamės. Vienas pliusas, mes važiuojam į gražius debesis. Išsiunčiam debesį ten atgal prie ežero. Mes jau matom gražų dangų ir baigiam atminti kito miestą, kur bus pilis. Ar galvosim, ar nakvosim kokiam viešbutukį kambariukį, ar minsim iki RMK. Ten yra pakeliui mūsų maršrutė labai faina vieta prie ežerų ir su tokiu irgi nameliuku. Tai dar pasitarsim, pagalvosim, jeigu vakarinėlis gal ir ten, nes elektros turim, visko turim. Svarbu į pardę užsukti, pavalgyti kažko. Bus gražu mieste tam. Papietauti ar pavakarieniauti, kas ten pagal laiką. Aš visą šlapę. Šalta. Visą šlapę galvą vėl. Nesprantu. Tas maišas niekais neapsauga. Visos kasos, visą šlapę. Pakeitėm rūbus, varom jau pilie žiūrėti. Toms man kelią rožėm nukloja. Ačiū, Tomai. Va. Ir dar kvepiančios. Kažkur tas miestelis, nesuprantam, 10 kilometrų ir niekaip nepriartėjam. Rožių pagavau dovanų už gerą minimą. 3 kvepiančias rožės. Atsipašiau savo puokštę su ramunėm dar. Šventos dviračių jėgos ant kelio rožių pribarstę. Tai laimingi, dabar varom ieškoti maistelio. Tomas mina pedalus. Daiva mina. Perkasta visas miestas. Rekverė. Kaip be remontų. O jėtų. Ai, gražus. Ai. O.
Ieškom šlamštainių kioską. Antasis, kuris mums saugoja šiam kely. Čia kebabų. Nespėjau į tualetą nueiti, jau paruošė kebabum. Niam. Oi, čia su sūriu. Čia salotas. Tai gerai, bet bulvyčių nėra. Bus mažai. Tai gal paprašyk, nu? Papildyms. Kaip įdomi. Ano. Labai. Viskas kitaip čia. Buvo labai skanu. Greita. Minam į pilį. Va, matai. Labai toksai senas senamiestis. Gražus. Toks baltas. Aišku, pilis turi būti ant kalno, o po kebabų, salotų taip sunku, toms numynė, aš jau viskas varaus. Gerulė pilaitė. Restauruojama jinai. Palei pilaitė. Kokiam aukštį pilikė. Kaip mes aukštai esam. Siaubas. Bažnyčios sulig bažnyčios bokštu. Labas. Yes. O ten jo kareivis. Jo, per vėlai atvažiavom. Stumiamės. Karvytė. Jautis čia. Belė, kokia karvė. Ir iš pimpalo bėga sysis. Atvarė pasikultūrint žmonės. Čia kai gerai atrodo. Pilis tai gerai atrodo. Bet tokiam aukštį tikra pilis. Tikra pilis. Tūlikas. Estiškai malūnas vėja. Čia kažkas vyksta. Sporto šventė. Aikštė kokia didelė. Rakverė. Jau čia buvo nulūžus viena raidė. Čia apžvalgos aikštė. Oi, tu kam pažiūrėk, čia gal būtų. Galim pažiūrėti, kur mes važiuosim į ten juodumį. Tiesiog apžvalgos aikštelė. Nieko gero. Pažiūrėkite iš tos pusės pilį. Paliekam miestą, labai gražus, patiko mums, pabuvom, pavalgėm, dabar varom ieškoti miego vietos. Iki jos apie 20 km prieš vėją. Tokias naujienas. Ir atrodo, lietus kaupėsi kairėje, dešinėje.
lieka keli kilometrai iki kaimo, kur suksim į miegą vietą. Dar reikia į parduotuvę sustoti. Tai prasidėjo šalia to judraus kelio. Labai neblogas dviračių takelis. O, visą kelią prieš vėjų. Tiek kebabų jau išsigaravo. Privažiavom miesteliukštį. Ten į ežerą nueit. Varom iki to su šelteriu. Tai atvažiuosim, jeigu kas, tada sugrįšim čia. Čia gal apačioj kažką galima. Nu. Čia visus 3 pamatysim, jeigu kas sugrįšim. Ja. Oi, žinau. Oi, čia informacinis temas. Ne, tai varom tada aplink. Bet palauk, mum čia va reikia kilt. Ja, mum čia reikia kilt. Kylam. Išsinuomotų žmonės viešbutį. Ne. Voda ėda. Tokie sunkus keliai iki nakvynės vietą. Jeigu nori free. Nors ne free irgi reikia tai čia aukštą dviračius vilkti, nieko čia ypatingai negeriau. Tenai. Nu, bet čia turėtų būti su šelteriu. Su vaizdu. Rimt, su vaizdu į mišką. Į uodų karalystę. Džiunglėse būsim. Tai tegu jie vaikšto. Svarbu, mašinos net važiuos. Nu, ponė viešbutį reikėjo, jiems kažkaip tik į galvą. Nu, ten jau tiltelis įsimaugdėt. Čia norėjai. Šitą pusę. Nebenoriu važiuoti. Nu, vis tiek mums reikės grįžti, bet kokiu atveju. Čia į ežerą nenueisim. Ežeras kur būti šitoj pusėje. Bet tai čia nenueisim. Gal yra ten nuėjim, tai pasižiūrėti, iš kur būti. Kėdutės turim. Kita va čia prie pat. Pelkė čia. O, čia tas žmogus yra. Žiūrėk, iš akmenų padaryt žmogus. Va, koksai. Stipruolis. Baisus? Ne. Yra kopečios čia, tik nebent įlipti. Čia ir pasemt sudėtinga bus. Miegosim tokiam name. Gali lyti ir snigti. Einam stabdyti. Nei daug, nei mažai šiandien. Nemažai šiandien. Mano rožės nuvyta. Nu kiek, sakyk. 9,5 kilometro pritrūko. O, pastabdam. Čia viskas pritaikyta dviračių sportui.
Paskaitysim istoriją. Čia kažkokia labai didelė istorija. Ne, to miško. Įmontavom namą. Niekaip netelpa. Ir taip, ir taip, ir taip. Ginčiamės. Bet jau ir nulyja. Nu, lyst man į vidų. Bandyk įlysti. Šitą. Čia patinis. Jo, o tie patiniai tam kampui, tam kampui. Čia reikia nusišluot, kad čia juodas darbas bus padarytas. Nu, kaip čia lova paklota. Visai gerai čia. Vandeniui nubėgti. Turim savo terasą. Galim pažiūrėti gamtą. Nulyja lietutis, keli lašai. Čia gila saugla mūsų. Gražu. Vyras nusiprausė, o aš dar ne. Čia pažintinis taks. Mes įsikūrėm informacijos centre. Mes nesuprantam jų kalbos. Palapinė nupiešta, a kur statyti mes nežinom. Ežero dugne. Ežero dugne. Man labai nepatinka tokie lieptai, bet ką padarysi. Labai nepatink man tokie ežerai su tais laiptais. Ir matos, kad čia dugnas toks miška ežero pelkinis. Nemėgstu maurų. Tai aš geriau nepasileidžiu. Viskas. Vienas darbas padarytas. Guolį turim. Dabar reikia kažką užkasti. Bet šiaip nieko nenoriu. Gal tik lengvai ką nors. Bet išgražėja oras labai gražu. Baigsim 6 dieną. Tokia pusiau sunkia, pusiau lengva. Tai dabar mūsų vakarienės stalas bus paprastas. Dėsim, ką turim. Vėl maišelis. Morkytės. Agurkai. Jogurtai. Albas. Varškės. Tomas man dviratį taiso, nes man bėgiai nesijunginėja. Ir paskutinį tą kalną atrodo jau įkelsiu. Ir mikt ir viskas. Ir ant tokia dar stipraus buvau pasilikus galutinė. Žiūrim toliau, ką mes čia turim. Kitsytė. Vakar aš dar vandens visas. Iš kitos atringai, aš nežinau, ką man čia padaryti. Taigi, nieko nepridarysiu aš čia. Vakarienė paprastai. Šuniukų visą gaudą. Kur? Ciuci. Eik čia. Jau koks tu gražus. Koptas, va tokias picas turi. Po vieną gabaliuką. Po vienas gabaliuks. Euras 55. Vakarienė paprastai. Kėdučių prireikia. Labai gerai. Žmonės dar vieni prie. Taip tamsu jau čia. Viskas. Jau kaip 11 valandą. Einame gučią. Lietus pradėjo lyti. A mes po stogu. Ir po stogu turim dar vieną stogą. Nieko nebesimato. Viskas varau palapinę, nes labai šalta daros. Ate. Ate.